Sveiki, noriu pasidalinti Ilonos Uginciūtės, aš ją seku ir ji pasidalino Andriušienė, Rasa parašiusi šį nuostabų insight, ar kaip pasakyti, nuostabų pastebėjimą ir man labai patiko nuotrauka. Ir tai tiesiog visiška tiesa, kuriai aš pritariu ir aukščiausiasis pritarė. Vakarų kultūros sunaikinta, išrengta pusnuogė moteris, pamiršusi moteriškąją misiją, savo moteriškumą. Ji nieko nebegali duoti nei vyrui, nei šeimai, pamiršusi ir tai, kaip saugoti ir kaupti, neišvaistyti itin brangios savo moteriškos energijos. Moteris šeimos gyvybinė baterija. Kaip ji išsekusi, šeima irsta ir silpsta. 100%, 1000%. Vakarų scenaristų misija suvienodinti vyrą ir moterį ir tai jiems pasisekė. Nors kartu patiems žmonėms tai reiškia tik vieną, dar daugiau skyrybų ir kančios sužalotose vakarų ideologija pasmerktose porų santykiuose. Nė vienas nėra vertingesnis, nei vyras, nei moteris, tačiau jei gimei su kažkurio kūnu, įsiklausyk ir nešk to kūno misiją. Aš sakyčiau sielos misiją. Vienodai gerbtinas tiek sąmoningas vyras, tiek sąmoninga moteris. 100%. Todėl rašau apie moteris. Kodėl rašau apie moteris? Todėl, kad siekiant atstatyti harmoniją ir sveiką balansą tarp vyro ir moters, lengviausiai savo misiją sugrįžti moteriai. Nėra taip paprasta, bet į namų dvasios ir harmonijos saugotojos rolę. O tada ir gyvenimas ims keistis, nors raktas nėra tarp taip jau viskas lengva ir paprasta. Nors faktas nėra taip jau viskas lengva ir paprasta, kaip gal atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Poroje tai būna besąlyginė pagarba ir meilė, siekiant pereiti į tokio gyvenimo kokybės lygį. Atsiprašau, mano regėjimas labai suprastėjo, tai sunku skaityti. Globalistai padarė paprastai, siekdami sunaikinti šeimą, sukūrė tokią aplinką, kuri privertė moterį dirbti. Ne vien dėl savo nepriklausomybės, bet ir dėl to, kad vienam vyrui nėra paprasta išlaikyti šeimą, sukūrė feminizmą, lygias teisės ir demonizavo moterį besirūpinančią šeimą. Tai pakeisdami jos prioritetus ir išvarydama iš namų. Išvarydami iš namų, atsiprašau, bet tikrai mano regėjimas labai prastas. Tai pakeisdami jos prioritetus ir išvarydami iš namų. Šiais laikais moteris aria darbe, kaip vyras dirba kitiems vyrams dėl to, kad būtų nepriklausoma nuo savo vyro. Bet Dievas sukūrė vyrą ir moterį būti kartu vienu. Oi, dar čia ta tema labai daug mes gvildensim ir labai daug diskusijų bus. Tokių tikrų, nuoširdžių, tyrų. Ir kadangi visatoje viskas vyksta tobulai pagal Dievo planą, reiškia tai, ką visuomenė išgyvena, jau ir reikėjo išsipatirti. O koks išsipatirti? Nelabai suprantu to žodžio, bet o koks scenarijus vyks toliau, laikas parodys. Lanelo Darius Patrauskas. Scenarijus bus nuostabus, moteris sugrįš į savo
vėžes, vyrai mylės ir gerbs savo moteris, ant rankų nešios, kas nenešios, negyvens. Nes galiu parodyti knygą, kurią galbūt kitose videoje parodysiu. Vadinasi knyga Be vyrų. Bus dar vienas virusas, kuris nuneš tuos vyrus, kurie neverti šio gyvenimo. Taigi, laukiu, nesulaukiu šitos dienos, kuomet stos aukščiausiojo valanda ir ateis į žemę harmonija. Tiesa, meilė, džiaugsmas, harmoningi santykiai, pasibaigs karai. Oi, laukiu, nesulaukiu. Štai kokia turėtų būti mergaitė. Nu, čia balerina, bet man labai graži šita mergaitė. Tai ką, mergaitės, moteris, mamytės, seseris, močiutės, tetos, draugės, mokytojos ir visos pasaulio moteris. Ateina harmonijos laikas, nes pasaulį išgelbės moteris su savo meile, su globa, su džiaugsmu, su saulė, kurios neš šviesą tiesą į pasaulį. Štai jos ir išgelbės. Ir kas nepaklus šitai meiliai, šitai šviesai, turiu omeny vyrus, juos išneš į kitą pasaulį. Tai linkiu harmonijos šeimose tarp vyro ir tarp moters. Didžiausias meilės, nes mes visi esame sujungti meilę. Ir vyras ir žmona yra sujungti meilę. Tai yra per Dievą. Laiminu jūs visus, nes mano vardas reiškia palaiminimą. Iki.